Ką, labas rytas. Pradedam 5 dieną jau turbūt. Ne turbūt, o 5. Taip. Atsikėlėm čia patys pirmiausia apie 7 valandą čia jų laiko. Miegojom neblogai, naktį buvo vėjas didelis, o nuo to ąžuolo krito giliukai, kaip bombardavo čia, bum per stogą. Bet tai gerai, pasimiegojom, šiandien vėjas pasikeitęs jau iš šiaurės. Nežinau, čia gerai, blogai, per kur čia mums daugiau daužys. Tu gerai miegojai, pažiūrėjau, aš tai blogai miegojau. Daiva miegojo, sako, ne blogai. Jo, šiandien jaučias gerokai vėsesnis rytas ir vėjas šiaurinis. Tai gal bus gerai. Va, visas mūsų turtas iškrautas, eisim pakuotis, eisim paskui pavalgyti. Jo, susipakavom, biškai paskraidėm su dronu. Čia droną nesuknisau. Dingo visas, atsijungė vaizdas. Tai gerai, kad iš akies parėjo. Pavyko kažkaip suskristi atgal. Susipakavom, viską susidėjom ir keliausim tą powerbanką. Reikia nepamiršti iš to pastatėlio pasiimti. Va, tas tiltas per fjordą, kur su dronu filmavau. Aš nelaužysiu, bet čia taip. O tu tai grūdė, ne dabar eini, tai grūdė. Eik tu zaga, čia statu. Užknisa nuo ryto, na. Kaip kalnas. Kalno viršus. Ką papampavom. Koks čia kalnas, gal kalva labiau, sakyt reikia. Juk. Šiandien vėl diena kosminių sukilimų ir nusileidimų. Varysim, kaposim šiandien. Švedijos kalveles. O, dabar vėl bus vyj. O ten man nusileisim, bus vyj žemyn ir paskui eina kelias, eina. Bam, va ten. Koks kalnas. Tai va nuo to, ką nusileidom. Vaizdai tai irgi vau avyva čia. Žiauriai gražu. Daiva tiesiog yra apstulbus nuo grožio. Jai labai patinka kalnai. Sakė, dabar tik į Norvegiją. Tik į Norvegiją. Arba į Alpes. Na. Karštai jau čia. Gerai. Žiauriai cool vietė graži. O ten dar ežeras kažkoks matas va. Mes čia nelabai gerai sustumimo. Žinau, negerai, bet vaizdas labai geras. Vaizdas, tai aš būčiau čia sustumęs. Nu, vau, kaip šiandien vaizdai kokie.
Grožis, čia šiandien tai jau kažkas naujo. Vau, faina. Kalnai kalnais, bet gražu. Pagal fjorduką savo keliukas eina. Gilus tie fjordai, labai giliai įeina. Kaip šitas Getsbis, ne Getsbis tas miestas, kažkoks Gotsby. Iš titruosim. Anoje pusėje lieka, mes čia iš tos pusės varom. Šiandien šeštadienis, nemažai dviratininkų važiuoja. Ką ta M raidė čia reiškia? Davinas fjordas, apvažinėjomės į aplinkui. Vien per tos fjordus 600 km gaunas. Jeigu tiesiai reikėtų varyti, ojei čia, kiek staupytum kilų, o dabar turi vis apsukti. Keltų nėr čia. Gerai atrodo. Čia tokių daug. Daiva labai patinka. Ypač kalniukai tie, ne? Labai. Dievinamės. Nu ką, į Baldarsviką, tolyn. Keikiam Švediją, kad nėra stotelių. Tai prie kelio radom medžiotojų bokštelį tokį. Įsilipom. Tai tu pažiūrėk, kad kėdas sėdi kai ofise, kėlimas. Čia galima nakvoti netgi. Eiktų kaip gerai čia. Pasisėdi savo kaip caras. Kojas pasidėjai savo čilinį. Pasaka. Belen kaip čia. Dabar tik nenusijobint reikia. Susėdėjom. Labai laiptukai tokie stat. Mūsų transportas. Tokiam bokštelė praleidom. Nu ir ką, vėl į kelią lieksim. Nu ką, turim Vasterviką, gražų miestą. Vastervikas, grožis. Ilgai lauktas Vastervikas. Čia daug vilčių, reikia nusipirkti dujų. Reikia nusipirkti. Bet pabandyti pasitiesinti ratą, kai dirbtuvėse. Jeigu bus kas priims, greitai ir patiesins. Jo, gražus, va ten, va labai tas pastatas gražus. Laukia Daivas. Aikštelė Jukos. Ten Biltemo nusipirkom dujų, šiaip taip davėmės po Vestveriką tą ieškodami. Ir dabar lieksim tolyn. Tai karais davė kiaušinį nupirkti. Tai dabar prieš vėją. Pavysim žiauriai sukėlės vėjas. Pagal vėliavas man matos ten. Turim dar 40 km veikti ir kempingiukas bus. Kad čia nes žiauriai daužų, kalnai ir vėjas. Pakeitėm antrą pusdienį, jau žvyrkeliais važiuosim, sakom. Saltai atsibodo, tai dabar tas pats kaip žvyrkelis. Visiškai baigęs civilizacija.
Galėjom nesustoti važiuodami keliu. Per čia kelias tenai nuo štų, bet pamatėm tokį vaizdą. Čia prie fjordo. Bum, koks kalnas. Fjordas. Žiauriai gražu. O tokios tai vietos super. Blagolmas. Wow, švargom tą žvyrkelį baisų. Nu čia kalnų tai turėjom, eina savo. Oh, yeah. Dabar varom į Kempasą. Tikiuosi rasim vietos. Nu kažkur čia turėtum rastą kempingą, tik vėl nežinau, kuris yra. Bandom paieškoti. Kai rasim, pažiūrėsim. Antras dublis po ąžuolu vėl. Šįkart gėlės nedasieks, palapinę toliau. Pasistatėm tokiam noniminiam Black Horn, kažkoks tai Black prie kaimuko. Čia visiškai niekur esam. Žvyrkeliais atvarėm, palei fjordus. Kempingas, pievos gavom, dušas klebalas toks, sumokėjom 35 eurus, kosmiškai brangiai. Nu, palapinių pieva čiotka, bet, nu, kaina nedekvati, dušai lievė, nieko nėra, nu, žodžiu. Net vandens gerimo to nėra. Kilom ir leidimas. 900 metrų sukeliama šiandien. Bet žvyrkeliais. Jep, žvyrkeliukais. Čia mūsų buitis taip atrodo, viskas išversta, dar kol kas nesutvarkyta. Laikom atviras abiejas duris, nes labai karšta, saulė prišutina, pasidaro Jamaika ten viduj. 5 dienos pabaiga, sunki diena buvo, vėjas, nu, žodžiu, visas šūdas ir šalta šiandien palyginus, šiaurės vėjas visoka. Važiuojant gut, bet jau vakaras jau net toks kaip vakar buvo. Tai va.